jis man pasiūlė susidėti pirmadienį komfortiškiausius žmonės. Tai vadinasi, kad sekmadienį nereikėtų tau ruoštis, kad nebūtų jokių išorinių susitikimų, kad tiesiog turėtumėm savo sekmadienį asmeninį, o pirmadienis būtų su komfortiškai žmonėm arba projektais, nesvarbu, kokie ten darbai bebūtų. Ir netgi aš pratęsiau šitą dalį iki asmeninio gyvenimo po darbo ir aš pirmadieniais vakare vadinu nekilnojamo turto diena, kada aš nieko neveikiu, bet jinai yra pažymėta busy, bet ten būna dažniausiai, nežinau, filmas, knyga, kažkas labai paprasto. Tada dėl to globališkumo dar viena pamoka, ką pastebiu, kažkodėl Lietuvoje gyvenant labai daug kas nori Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją bandyti. Bet kažkodėl negalvojau, tai kodėl nebandyti nuo ten, kur didžiausias tas vartotojų kiekis, kodėl nepradėti nuo USA. Gal dėl to, kad ir psichologiškai skiriamus Atlantas, ar ne? Kultūriškai galvoja, kad daugiau žino. Bet jiem net lengviau būtų ten startuoti dažnai, nei aplinkui, ir ne dėl kalbos, kurios nereikia, kur tinka anglų kalba ir nereikia versti iš karto daug. Tai šitą labai pastebiu ir tą produktą, marketingą labai pastebiu, kad bijo visi startuoti. Aš laiką sakau, kad mes būriuojam ar ne didžiausių mazgų greičiu per Atlantą ir tuo pačiu tenais dar ir kažką taisom ir kad dar kažką tam laivę statom. Tai visi daug kas jaučiu, kad nori pirmiau sukurti ir nedrįsta leisti, jeigu kažkas netobula. Labas, ir vėl mes susitinkame Komfort viešbutyje ir turiu tau žinutę. Jeigu tu turi savo verslą ar veiklą ir galvoji, kaip uždirbti daugiau ir planuoti efektyviau, tau ir tavo verslui gali padėti SMS valdymas su Tele2. Ši ypatingai paprasta ir funkcionali paslauga skirta pasidalinti informaciją su savo klientais bei pranešti apie laukiantį kvietimo vizitą, pasveikinti su gimimo diena. O skambučių valdymas yra skirtas peradresuoti skambučius, kad nebūtų praleistas joks skambutis, įrašyti ir perklausyti pokalbius, siekiant gerinti klientų patirtį, taip pat įrašyti pasveikinimo tekstą, reklaminį pranešimą, kurį klientai galės perklausyti paskambinus ir laukiant iki bus atsiliepta. Taip pat stebėti ir analizuoti skambučių statistiką, pavyzdžiui, kuriomis dienomis ir kuriomis valandomis skambučių sulaukite daugiausiai. Jeigu tu nori apie šias paslaugas verslui sužinoti daugiau, užsiregistruok nemokamai konsultacijai internetu Tele2 verslui, rasi apačioj linką arba skambink numeriu 1885. Einam į epizodą. Kas dar nežino, Toma yra NordVPN CMO ir vadovauja 300 žmonių, ar ne? Nu, ne tiesiogiai, bet 300 žmonių komanda. Tai čia, wow, kokio dydžio. Taip pat Toma yra, dabar čia taip išvardinti vienaragį LT, Lima, Forbes Council valdybos narė. Taip pat verslo angelas, investuotoja, mentorė ir nežinau, kaip ir tuo pačiu, kaip marketingo ekspertas pasiekusi wow rezultatų, tai yra, kad NordVPN yra #1 VPN pasaulyje, 95 šalis, nu man čia tai, žinai, sproginėja mintis, kaip taip įmanoma ir, žinai, man iškart pirmas klausimas, kaip tu viską spėji? Kaip aš viską spėju, tai tų šalių dar patikslinčiau yra daugiau, šiaip pasiekiamos su visų Nord Security produktais visame pasaulyje veikiam, kur yra internetas, o 95 tai čia grinai influencerių jau irgi įdirbis. Tai kaip spėju, tai turbūt nežinau, man atrodo, kad kiekvienas mes turim vieną dalyką vienodą, 24 valandas per parą, valandoje turim 60 minučių, minutėje turim 60 sekundžių, tai aš visą laiką galvoju, kad tai yra apie prioritetus, kurie mums kaip asmeniui įdomus tiek verslų pasaulyje, ambicijos pasaulyje ir asmeniniam gyvenime. Tai prioritetai, ar ne? Tiesiog tas smalsumas veda daryti daug dalykų, turbūt ir asmenybės tipas, kad mėgstu daryti daug. Ir ties čia reikia padirbėti, kad kartais ir nepasakyti ir daryti mažiau, kad nepervargtų. O kaip tu, nu, pavyzdžiui, ką tu darai, kad veiktum efektyviau? Gal turi kažkokių rutinų, nežinau, savo kažką pasisakiusi, kad
ar nežinau, tas pats prioritetų susidėliojimas, kaip pat susikūrė tą savo efektyvumą? Tai man rodo visos tos rutinos, tai labai skirtingais etapais, žinai, tiek marketingė, jeigu kalbėsim kažkiek, turbūt labai skiriasi, kas buvo prieš 12 metų, kai tik startavom ir kas yra šiai dienai, o kalbant apie pačią rutiną, nors tema ne rutina, tai aš sakyčiau, kad aš turiu ir nerutinų, ir rutinų. Tai nerutinų turiu darbe ir kas mane jau labai veža ir man atrodo visą mūsų būrį Nord Security žmonių, kur nuolatos vyksta kažkokia dinamika, leidžiam naujus produktus, naujus featuresus ir ten niekada nėra rutinos, tai tarsi toks polariškumas atsiranda, kad čia nėra rutinos ir tai mane labai veža. Ir rutina tada atsiranda tokia gal asmeniam gyvenime labiau, tai kaip susitvarkyti, kad pakelt tą nerutiną. Tai čia jau šiai dienai, po tiek metų jau aš turiu tam tikrą rutiną, aš ryte pasilieku valandą laisvą savo, tai arba anksčiau keliuosi, arba darbe atvykus anksčiau, ta valanda būna be jokių susitikimų, toks susikaupimas, planavimas, peržiūrėjimas, apie ką bus savaitė, apie ką bus šiandiena. Ir iš asmeninių dalykų, tai atradau meditacijas kokius porą metų ir jaučiu, kad tai man tokį stabilumą labai duoda, kur nebėra situacijų, kurios mane išmuštų iš vėžių kažkaip. Tai prie rutinų dar sakyčiau, kad sportas 2-3 kartus per savaitę, kas tiesiog padeda fiziniam kūnui gerai jaustis ir sveikatai. Meditacijos arba ryte arba vakare, arba netgi trumpai joga nidra dienos metu. Ir rytas su kava, negaliu be kavos gyvendaris. Ir toks pabuvimas vienai. Ir vakarais dažniausiai sportas arba rytais irgi. Ir nežinau, netgi vakare, kai jau vaikai užmiega, man dar norisi pačiai pabūti ir jau kažką su mokslai susijusiu. Pasimokyti, ar ne? Taip. O tu atsimeni, kokia tu buvai ir ką veikėjai prieš tą 12 metų, prieš tą sonetą, nes dabar, žinai, jau visai daug metų, jau kaip tavo identiteto dalis. Aha, jau dabar atrodo jaugė, bet kas buvau, nežinau, baigiau informatikos studijas ir iš karto atsidūriau daugiausiai ir pradirbau su reklama, marketingu ir prieš tai. Ir su skaitmeninė reklama buvau tikrai viena iš pirmųjų žengianti į įmonę, turiu minti, Lietuvoje dar tik prasidėjo į skaitmeninės visos reklamos, Google pirmieji adsai. Tai aš su tuo ir pradėjau dirbti ir pamačiau, kad man labai patinka. Tiesa, prieš tai buvo dar vienas darbas, kuris man nepatiko, bet tiesiog aš lygiai savo 3 mėnesius leidau dirbti darbą, kur tarkim, jautiesi kaip kančioj kažkokioj. Okay. Ir visa kita kelionė buvo tai, kas jau buvo smagu, ten, kur mačiau ateitį. Tai tiesiog tas pats marketingas, digital marketingas irgi buvo pradžia, 7 metus prieš tai pradirbau įmoniai, kur tiekdavom, būdavom kaip reklamos kanalas ir tiekdavom klientam paslaugas. Nu, tai atėjai iš to digital marketingo. O aš žinau, klausiausi podcastą Proto industrijos, kad jūsų įmonė iš tikrųjų padarė viską, ne viską, gal daug dalykų, kurie yra ale verslui pagal kažkokią susidariusios taisyklės, kad negerai. Tai yra, kad draugai kartu pradėjo daryti verslą, tada, kad 2 vadovai, tada tu esi irgi šeimos narys. Ir realiai, daug tokių ar ne dalykų, kurie gal atrodytų, kad, čia netinka, taip negali būti. Man įdomu, iš kur atsiranda šita mintis, bet jinai tikrai egzistuoja, kad ten nedirbti su žmona, vyru, vaikais, draugais, sesėm, broliais ar giminaičiais ar draugais. Tai net nežinau, iš kur jinai kyla, bet šiaip mes Lietuvoje esam, pagalvokim, giminaičių ir kaimynų kraštas. Aš neįsivaizduoju, ką reikėtų daryti ir ką samdyti, jeigu mes nedirbtumėm su tai žmonėm. Ir apskritai kalbant, tai čia, nežinau, su vyru mes esam 20 metų, tai verslas mūsų yra kur kas mažiau metų. Tai mes kartu praėjom darbo mokyklą jau buvusią įmonę, kur mano tuometinis vadovas paklausė, ar aš galiu pasamdyti tavo vyrą. Tai aš tada uždaviau 2 klausimus. Ar mums nebus bendrų projektų ir ar galėsim sėdėti atskiruose aukštuose.
Ir man atrodo svarbiausia, tai visą tą tokį turbūt įgūdį, kaip tai suvaldyti kartu, nekenčiant šeimai, asmeniam gyvenimui, mes įgavom tenais. Ir buvo daug visokių taisyklių, grįžtant namo, kalbėti apie darbus tik iki šviesoforų paskutinio, arba kad jeigu dar kažkokia mintis, tai rytoj nuo 8 palikim apie tai kalbėti, o ilgainiui tai supratau, kad ir atskirais automobiliais geriau važinėti, daug tokių smulkių dalykų, o šiai dienai tai aš tik matau, atrodo, pliusą ir tikrai turim ir draugų, ir giminaičių. Bet kas yra su šita dalim artimųjų, jie absoliučiai visi praeina lygiai tuos pačius procesus ir sąmoningai ne mes kalbinam tuos žmonės, sąmoningai kalbina mūsų kiti nariai komandų, kad juos priimt. Ir man atrodo, neateis trečios kartos pusbrolis pas mus į darbą, jeigu ir jam niekiek nerezonuoja mūsų verslas ir mum jisai nėra ar netinkamas. Tai iš esmės, ir man atrodo, kad tie artimiausi žmonės mums turi, iš jų pusės jie jaučiasi, kad jiem dar labiau reikia įrodyti kažką. Ir kažkaip, man atrodo, ir vien tai, kad Lietuva tikrai, o pas mus iš viso, žiūrint Tesonetų, akceleratorių, virš 3000 žmonių, dauguma yra lietuviai, keli šimtai tikrai užsieniečių, tai tikrai nuostabu, kad čia renkasi ir draugai. Jo. Gal net ir geriau, kaip pakviečia draugą įmonį mažiau resursą. Man atrodo, kad verslė svarbiausia, kad atitiktų tam tikras vertybės, ambasadorystės, skilsus tos pačius, kurias reikia, tai jau patikrina žmonės, kiti profesionalai, kurie ir dirba. O jūs, pavyzdžiui, turėjot kažkokių taisyklių, kai jūs pradėjote tą komandą, žinai, pirmoji, kažkokių taisyklių, kurios, turėjot laikytis tam, kad nežinau, efektyviau, geriau dirbtumėt ar geriau jaustumėtės? Net nežinau. Turbūt čia kiekvienas atsakytumėm skirtingai tą klausimą. Kai įmonė maža, aš dabar, kai dirbu su startuoliais, tai vis tiek startuoju nuo kelių žmonių. Tai apsėmėm kažkokias teritorijas, tarkim, ar ne, aš marketingą, kažkas ten gal labiau į partnerystės, pardavimos, darybas, kažkas techninę dalį, kažkas finansus. Tai tas toks pasiskirstymas, ką tu aunini, manau, tas ownershipas yra svarbu ir tada truputį viens kitam netrukdyti. To ownershipu nereiškia, kad nereikia susilaininti bendrų tikslų ir panašiai. Tai kol yra mažai žmonių, tai vienas mesgi darom daugiau dalykų. Kai jau tai dienai marketingė, tarkim, keli žmonės, bet jie apėmė tas pačias iniciatyvas, kuris darom dabar. Dabar jau turim 310 žmonių marketingė, 19 departamentų ir jau dabar visas tas iniciatyvas pasaulio apima didelį labai komandą. Tai ir jau dabar šiai dienai atsiradę yra viskas, procesai, ten jau viskas, kas gali būti panašiau į korp stilių, nei kad maža, bet man atrodo, kad svarbu ta pradžia suvokti, kad mes irgi buvom toj pradžioj, mes neturėjom jokių investuotojų. Dabar tai yra labai faina ekosistema, kad egzistuoja fondai, angelai, startuoliai ir jie gali net pasiruošti prieš pitchinant tas pačias organizacijas, išmokti, kaip pasiruošti prezentaciją, kurią prezentuos, norėdami finansavimo ir panašiai. Ir jau visa ekosistema yra labai nuostabiai užsukta ir tai veikia. O tai dienai tuo metu nebuvo. Ten mes pradėjom nuo keliasdešimt tūkstančių litų biudžetų, o marketingas prasidėjo nuo kelių šimtų ir kelių tūkstančių biudžeto. Ką galėjom leisti? Kur gali leisti pigiausius atvejus? Ten, kur PPC, Google'as, Facebook'as. Tai nuo to startuoji ir realiai nuo pat nulio. Taip pat, jeigu gali papasakok šiek tiek apie marketingą tą pradžią, tai kokių pirmų veiksmų ėmėtės, žinai, kiek čia yra paslaptis, nepaslaptis ir kas suveikia labiausiai? Oi, tai visai nepaslaptis, tai marketingė būtent pradžioje, atsisukus į pradžią, mes, kadangi jau turėjom ir digital IT patirties, tai leido mums atpažinti, kas yra pasaulyje ir ką reiškia tam tikros reklamos formatai, kurie kainuoja brangiai, kurie pigiau kainuoja. Tai turėjom tas kelias tokias taisyklės, tokius kaip principus, ne kiek strategiją dar pradžiai, kad nedarom nieko, ko negalim pamatuoti. Tai marketingas galbūt kartais atrodo kūryba, bet
man paaiškėjo, kad tai yra matematika. Tai nieko nedarėm, ko negalim pamatuoti. Iš karto galvom apie global, ne local. Mes turim 2,5 ar ne žmonių milijonų, iš jų suprantam, kad 2 milijonai interneto vartotojai. Tai ką mes čia pasieksim, ne tiek daug, ar ne, tai iš karto žiūrėti į global. Ir į global žiūrėjom ne kad Balticsai ir kaimynai artimiausi, bet iš karto žiūrėjom, tai ką anglų kalbą visi mokam, tai žiūrim į anglų kalbę šalis. Tai tas globalas ir buvo, kad UK, USA, Kanada, Australija, visą turinį angliškai kuriam ir kad gali vartoti ir kitos šalys, vartoti angliškai mūsų produktą. Tada, kad įdedam $1, 15 centų norim atsimti atgal, tiesiog tokia buvo siekiamybė, ar ne, paprastos taisyklės, nes neturėjom kažkokių net biudžetų ir investavimų, kad galėtum sau leisti. Ir dar buvo vienas niuansas, kad bandėm in-house komandą turėti, vadinasi, savo verslo namuose, turėti komandą, kuri dirbtų. Ir kodėl, man atrodo, tai yra labai gerai, startuojant bent vieną žmogų turėti, kuris būtų atsakingas už tą performance marketingą arba nesvarbus jau suprastų. Tai dėl to, kad kai dirbi su agentūrom, kas irgi yra nuostabu ir long term, ir mes turim šiai dienai 15 000 partnerių ir daug agentūrų ir panašiai, bet su agentūra dirbant, ką aš turėjau prieš tai didelę patirtį, mes užduodam ir kitą savaitę tik ateinam brainstormint ir kažką nuspręsti ir tada tu leidi reklamą. O turint viduje komandą, galima startuoti ir reaguoti labai greitai. Okay. Tai mums leido reaguoti į pasaulio įvykius, į šalis, kuriuose ko reikėjo. Ir tiesiog tai tokia buvo ir, aišku, drąsa turbūt bandyti kažką. Tų bandymų buvo 30+ kartų apskritai. Prieš darant, atsimenu, sėdėjau JSM kažkokiai paskaitoj, skirtoj potencialiai verslininkams, sako, tai jūsų iš 300 gal 10 kažką padarys. Nes, tokia statistika. Tai ir sakydavau, kad iš 10 vienas kažką padarys. Tai mes tikrai 35+ kartų kažką bandėm, kad atitiktų tas. O yra buvo taip, kad kada nors nusideginat, kiek nors jau nujaučiat, kad varat? Tai aišku, tai dabartinėme etape vėlgi, ar ne, turbūt reikia šokti kelias tuos etapus. Tai pradžioje, darant performance marketingą, tai nuostabu, kad egzistuoja tokių media kanalų, kur truputį įdėjus iš karto galima dabar po valandos jau pamatyti rezultatą. Bet ilgainiui to neužtenka, reikia net, pavyzdžiui, jau į kitus reklamos formatus, kaip, pavyzdžiui, TV ads, ar ne? Ir Amerikoje, pavyzdžiui, TV adsai savaitai, kad kažką tu pamatytum, pajustum efektą, reikia bent 300 000. Tai priartėjus prie to etapo, tu tiesiog sprendi, ar tie 300 000 nebus tavo visi pinigai, pažiūrėti, nežinau, kaip į kokį būtų pirkimą, kad tai būtų tik kažkoks procentas tavo visų pinigų laisvų ir bandyti rizikuoti. Tai TV mums pasiteisino ir mes ją ilgainiui per pagrindinės visas šalis paleidom, tai 7 plus minus on-off leidžiam, pagrindinėse nuolatos. O kalbant apie failus, tai vėlgi jau būnant dideliai išbandom ir kažkokius reklamos formatus, kur minimumas, tarkim, yra 1 milijonas. Tai čia turėjom egzistuoja tokia Premier lyga ir mes rinkomės savo futbolo komandą, kurią norėtumėm paremti ir būti jų rėmėjais ir tikėjomės atgal tos irgi gražos kaip iš reklamos, nes čia normalu, ten galima kažkur atsuose, kažką žaidėjai gali pareklamuoti, fanų zonos ir panašiai. Tai mes buvom tiesiog, kaip Liverpoolis pasakė, nuostabus jų talismanas, jie tais metais laimėjo Premier lygą, bet mums tai kainavo 1 milijonas tiesiog pabūt fanų zonai ir nelabai mes ką gavom. Bet jeigu jau yra tame etape, kur netaip skauda sudeginti arba kažką išmoksti, tai yra okei. Jeigu tai nebūtų buvęs tas etapas, mes nesiryžtume. Tai dabar lygiai taip pat ruošiamės atsidurti Marvel filme. Įdomu. Nes vėlgi, ar ne, bus vėl didžiuliai pinigai ir vėl žiūrėsim, ar tai mums pavyks. Tai, man atrodo, išnaudojus, susiradus savo media kanalų tokį listą, kas jau veikia, tai visuomet tenais eiti maksimum, kas tikrai veikia. Ir dar visą laiką kokį principą turėjom, kad
nedarom tai, kas mums patinka, nepatinka, o testuojam. Nes, viską galima pratestuoti. Kai kurios platformos iš savęs reklamos gali turėti testavimo variantas arba yra tam specialūs toolsai. Tai, ne kad man graži žalia spalva, o pasitestuojam, kokia userių spalva. Čia spalva paėmiau kaip elementą, gali būti call to actionas, kainodara, įpakavimas ir visą ką. Daug dalykų tiesiog testuoti. Tai tai yra ir tikrai yra tų failų ir yra laimėjimų yra daugiau. Bet gal dar gali man papasakoti šiek tiek apie tą Marvel filmą. Kaip jūs sugalvojot, ar jums ten parašė ir apskritai, žinai, kaip integruoti VPN, ar nežinau, gal kitų produktų, ar kaip integruoti į filmą? Tai man atrodo, kad visos tos, daug kas gal žmonių kartais tie, kas yra vartotojai, bet kokių ar ten filmų žiūrėjimų ar dar kažko, kartais mes suvokiam, kad tai yra ir nereklama, kartais nebūtinai, arba influenceriai kažkada buvo tie, kur galbūt ne visi vartotojai suprasdavo, kad čia reklama, dabar jau visi tikrai atpažįsta, kad influenceris reklamuoja, bet vis tiek kažkaip myli tą žmogų ir priima, ar ne, tą reklamą, jeigu tu naudoji, o man patinki, tai ir aš noriu pabandyti, žinai, tą produktą. Tai čia yra vienas iš tiesiog reklamos formatų, tai tikrai nebūsim ten dideliai kažkokioje integracijoje ir vėlgi vienas iš bandymų, ko mes dar nedarėm. Tai tiesiog per tiek daug metų esam išsibandę turbūt viską, kas įmanoma, arba visą laiką bandom, kas naujo atsiranda. Ar atsiranda Twitteris, ne Twitteris, o TikTokas, bet kur atsiranda nauji reklamos formatai, mes norime pabandyti mažiausiai įmanomų biudžetu ir tada žiūrėti, ar pasiteisina ar ne. Tai tuos mažus visus, kur gali būti mažas biudžetas, tai labai lengva ir ten tikrai viską išsibandom pirmieji ir tada tu galvoji apie savo jau patį produkto įvaizdį ir tai prisideda prie viso reputacijos įvaizdžio, kelionės žinomumo, viso, tai norisi išbandyti ir kažką daugiau. Tai tiesiog nebuvom bandę. O kaip idėjos kyla, paprastai mes kartais darom brainstorminimų sesijas, o kartais jos kyla iš norų. Man kažkaip atrodė komandai labai norėjosi pabandyti, tai ateina komandos kartais ir pičinasi tas idėjas, kad pabandom. Gal jau laikas. Gal jau laikas į filmą. Taip. Tai jo, smagu, atrodo, žinai, čia vėlgi apie rutiną, nerutiną. Kai yra kažkas monotoniška, ar ne, PPC, ten adsai, viskas eina, bet norisi kažkokio tokio, žodžiu, kaip tu dirbi su komanda, nes tu man pasakojai labai fainai, kai kalbėjom asmeniškai, kad tu turėjai ir mentorių, kuris tau padėjo susidėlioti, nes keičiantis ir keičiasi tie procesai, ar ne, kai tu dirbi vienas, darai banerius, viską, ar ne, pats ir iš kur viską gali tikrai žinoti. Tai ypatingai ta kelionė nuo kelių marketingų žmonių iki kelių šimtų, jinai tikrai tam tikrų metų sukelia stresą, ar ne, kad ir koks būtumėm aukščiausias vadovas, mes greičiausiai dirbam su tam tikrų kiekių tik žmonių. Nežinau, čia yra tų metodologijų, kad sako, reikia dirbti su tiek, kiek galėtų pavalgyti šeimyninę pizzą, direktų. Tai tarkim, 7-6 yra protinga, pas mane vis laikiau yra truputį daugiau, aukoju savo laiką, bet susidėlioti tam tikrais etapais jautiesi, kad trūksta tų žinių ir aš vis laiką esu ta, kur keliu ranką ir noriu mokytis. Nes normalu, mes dirbom, augom tiesiog patys, ar ne, iš savęs besimokindami. Tai aš turėjau amerikietį coachą, kuris, sakyčiau, rezultatams netrūko, ar ne, rezultatai buvo vis laiką geri, bet būtent pritrūko žinių, tai kaip naviguoti, kaip dirbti su komandom, kaip jom tarpusavį, tokiam dėliam kiekiu esant susitarti ir panašiai. Tokios lyderystės, nežinau, planavimo, kažkokios struktūros, strategavimo. Tai jis man labai padėjo išmokti, kaip naviguoti su skirtingais vadovų tipais. Tai Lietuvoje naudojamas labai stipriai disko metodologija, ten buvo jų kitai vadinos ta metodologija, bet labai panašu, kur mes atpažįstam ar darbuotojų 4 tipus, ar vadovų 4 tipus ir kaip galim su juo dirbti kaip galim su kiekvienu žmogum susikalbėti, ar ne, kai mes esam skirtingi. O komandai, kad gerai jinai funkcionuotų, būtent reikia samdytis ne į save panašius, o skirtingų žmonių ir kad
ir kad visi dar atliktų savo ar ne kažkokią rolę, kur yra stipriausias ir dar kad tarpusavį susikalbėtų. Kita dalis, ką mokė, tai buvo kalendoriaus toks susiplanavimas iki pat asmeninių dalykų, kaip aš planuoju savaitę, kaip aš planuoju dieną ir atitinkamai perduotas žinias savo komandai. Apie pirmadienis aš tau pasakojau, kad, tai papasakok, čia labai įdomu. Kad pirmadienis kažkaip išmokau, kad yra tokia planavimo, peržiūrimo visos savaitės diena. Ir kažkaip niekada negalvojau, kad tai labai veikia, bet jis man pasiūlė susidėti pirmadienį komfortiškiausius žmonės. Tai vadinasi, kad sekmadienį nereikėtų tau ruoštis, kad nebūtų jokių išorinių susitikimų, kad tiesiog turėtumėm savo sekmadienį asmeninį, o pirmadienis būtų su komfortiškai žmonėm arba projektais, nesvarbu, kokie ten darbai bebūtų. Ir netgi aš pratęsiau šitą dalį iki asmeninio gyvenimo po darbo ir aš pirmadieniais vakare vadinu nekilnojamo turto diena, kada aš nieko neveikiu, bet jinai yra pažymėta busy, bet ten būna dažniausiai, nežinau, filmas, knyga, kažkas labai paprasto. Tai čia daug dalykų išmokinu. Sakyčiau, kad navigavimas per asmenybės tipus yra labai geros žinios, kurios man labai pravertė, kalbant su pačiais stipriausiais, visų to managementu, naviguojant. O gal galiu pasidalinti, kadangi sakai, Lietuvoje daugiausiai disko, koks čia tipas, kaip su jais bendrauti, tai čia tiesiog yra 4 raidės, ar ne, ir 4 žmonių tipai. Ir aš mokiausi, kad juos gali atpažinti per baimę didžiausią. Ten pirmas tipas yra tokia kumštį rengs ir nori viską spręsti, ar ne, tokia stiprus lyderiai ir norintis, kad jų sprendimas būtų priimtas. Tai su tokiu žmogum reikia eiti su 2 pasiūlymais, kurie tikrai būtų tinkami verslui ir jis vis laiką turės ką pasirinkti. Okay. Ten antras tipas yra labiau aš tas asmenybės tipas, kur tu nori viską daryti. Bet tu tada kaip tai čia turi burnautus kokius nors, nes tu viską nori daryti, viską nori priepti, viskas įdomus, smalsus. Ir nenori kažkur nedalyvauti, ar ne. Bet jie yra labai empatiški, jie labai jaučia žmonės ir panašiai. Tai vėlgi, ar ne, reikia užtikrinti tokiam žmogui ir su tokiu dirbant, kad nebūtina mums visur dalyvauti. Galima dirbti savo darbą geriausiai ir savo sritį ir nusimti tą stresą, kad tu jeigu kažkur nesi, kad ten kažkas be tavęs pasaulis sugrius. Tai čia šita dalis. Tada yra trečias tipas, kur konservatyvesni žmonės ir jie bijo naujų kažkokių bandymų. Visą laiką vienodžiau viskas eina. Tai tarkim, leidžiam kažkokią naują kampaniją, turim, tarkim, brandą, vėl spalvos elementą paimsim, tarkim, mėlyną brandą ir leidžiam naują kampaniją, kuri bus pink, ar ne. Tai gali kilti tam žmogui klausimas, kodėl, tai čia nebus brandas, na. Tai jam reikia, tiesiog galima nuraminti su to, kad mes darysime A/B testą ir kuri laimės versiją, tą leisim, nes tau rūpi geri rezultatas kaip vadovai. Sakys, okei, gerai. Na ir 4 tipas yra visiškai analitikai, labai analitiški žmonės, kurie viską apskaičiuoja, tai jie labiausiai bijo kritikos. Tai jeigu mes ateinam pas juos su kritika, jie galvoja, kad ašgi viską tau skaičiais parodysiu, kaip tu drįsti mane kritikuoti. Tai reikia ir atkreipdėmėsi, kad jų reikia nekritikuoti, o kitaip motyvuoti juos. O kaip tas kitaip yra motyvuoti? Kas jas motyvuoja? Arba, pavyzdžiui, paprastas dalykas, sakys, pasiekiau ten 3,5 ar ne, conversion rate, tai, o kažkoks žmogus pasakys 3,6 ir jau jam tai bus klaida, jau jisai, žinai, nervuosis. Tai vienas žmogus ar 3,5 ar 3,6 priims kaip tą patį skaičių, o jau jam atrodo, tai ir visiškai skirtingas skaičius. Tai jam labai svarbu konkretus tikslumas. Ir tikslumas. Ir čia, kalbant apie tipus, beje, tai įeina psichologija, tas identifikavimas per baimės ir netgi per stilių, išvaizdą, stalų ar meeting rūmų, jo kambarių vaizdą. Pirmi 2 tipai, kaip tyčia yra tokie visame kame, tu matai drąsą, labiau spalvotumą, ryškumą, stiliaus, kalbėjimas greitesnis, labiau ekspresyvų žmonės ir kiti 2 yra nuosaikesni, visuomet atrodo panašiau, tvarkingi labai jų stalai, mažiau chaoso.
Jo, aš irgi tai dalyvauju kaip ko-facilitatorė mokymus ir mes ten darom tą tipų atskirimą, galbūt ne disko, bet yra labai panašus. Tai tos visos metodologijos labai panašus ar ne mokslo žmonių, daktarų visokių ir taip toliau, jų yra labai daug, aš mokiausi pagal Navigate, knyga vadinosi bent jau. Tai jie visi yra vis tiek apie tą patį. Jo, tu man jau kažkiek papasakoji apie tas išmoktas pamokas, bet gal dabar dar atsiminsi bendrai, žinai, kokios tavo asmeninės išmoktos pamokos, nebūtinai, žinai, verslo, bet taip pat jauti, kurios tave labiausiai užaugino. Tai tikrai daug davė mokymasis iš kitų žmonių, matymas, visą laiką kažkoks stebėjimas kaip pavyzdžio. Dar visą laiką labai kažkaip nuo pat pradžių metėm žvilgsnis laikai konkurentus, ar ne? Ir nors ir buvo daugybė konkurentų, bet aš visą laiką linkusi patį didžiausią konkurentą sekti, koks tai diena yra didžiausias. Ir man vienas iš dalykų pasiteisinęs buvo copy with pride, tai nereiškia, kad viską turim kopijuoti kiekvieną dalyką, gali turėti savo identity, brandą ir panašiai, bet jeigu jau kažkoks panašus produktas pasileido reklamą ten ir ten, pasileido taip ir taip kainodarą ir panašiai, leidžiasi būtent tose šalyse, tai tu gali prašuoliuoti tarsi dalykus ir suvokti, kad copy with pride yra visai gerai. Ir naudojau šitą stipriai. Ir netgi buvo toks jausmas, kad 2017, kai patapom didžiausias jau pasaulyje VPN'as, tai buvo toks jausmas, o kas toliau, ar ne? Ir mes tada sugalvojam kitą ambiciją, kad būtų didžiausių pasaulyje cyber security kompanija. Tai tikrai buvo tų pamokų, o asmeninių dar tokių kalbant, tai labai daug dalykų. Darbas su maža kompanija, kol dar spėjau su visais, paskui suvokti, kad reikia net visai yra reikalų išmokti nebendrauti su visais, o bendrauti tik tai su tuo, ko reikia ir leisti jiems ar ne dirbti, daryti jų sprendimus, visi vėl vadovai skirtingi, galbūt jie visai kitaip priims sprendimą ir kitų kelių pasieks tą patį rezultatą. Tai taip, tai darbas tada su didelė labai komanda, visas tas navigavimas, ką minėjau, ir dar toks, nežinau, asmeniškai man labai naudingas niekada tiesiog toksai šaltas protas arba situacija, kad niekas tavęs neišmuša iš vėžių, nežinau kaip apibūdinti kaip pamoką, bet man jinai labai labai ryški, kad turbūt nėra kažkokiu dabar challenge'u, kurio aš neįspręšiau arba į kurį labai kažkaip ekstremaliai sureaguočiau, kad viskas tiesiog įmanoma tam tikrų resursų, žinių, pagalba, įgūdžių, viskas įmanoma įspręsti. Tai asmeninė tokia labai gera pamoka, kad viską galiu reaguoti ramiai ir kad viskas yra išsprendžiama. Čia toks kaip stuburo ar ne užsiauginimas, kur taip šaltai reaguoja, kaip būna ar ne kažkas. Nieko nėra neįmanoma, turbūt toksai labai jau gilus yra čia jausmas. Ir mes leidžiant daugiau produktų ir visų privalumų pačio produkto, tai labai pasimato, nes tarsi tu įgauni kažkokį paterną, kur tu jau žinai, kaip dauginti tau. Paleidai vieną produktą, su tą pačią komandą jau gali žinot pirmus žingsnius, kaip tu startuosi su kitu produktu, kaip padaryti tą sėkmę. O tu būdama dabar mentorė arba verslo angelas, konsultuojant, stebint žmonės ir verslus, ar tu pastebi kažkokius tai, nežinau, klaidas esminės, kurios daro pat jaunieji startupai? Taip, pastebiu kelis dalykus. Vienas dalykas, kad būtent reikalingi žmonės skirtingų tipų labai, nes, pavyzdžiui, ateina su nerealia produkto idėja, bet vien tik produktų žmonės ir nėra nei vieno marketingo žmogaus ir jie kaip tyčia norės nuzulinti, nugludinti produktą iki tiek, kad jisai būtų tobuliausias, bet niekaip jo nestartuoja jau rodyti to produkto, ar ne? Tai aš laiką sakau, kad marketingas ar produktas turi žygiuoti koja koją, nes mes galim būti genijai, sukurti produktą,
bet padėjus į stalčių niekas apie jį nesužinos, arba, pavyzdžiui, esant dideliai sklaidai kaip mūsų, jeigu mes irgi neprižiūrėtumėm produkto kokybės, tai labai galima greitai reputaciją sugriauti, nes vartotojas tas sakys, čia blogai produkte. Tai marketingas ir produktas turi žygiuoti koja kojan. Tada dėl to globališkumo dar viena pamoka, ką pastebiu, kažkodėl Lietuvoje gyvenant labai daug kas nori Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją bandyti, bet kažkodėl negalvoja, o tai kodėl nebandyti nuo ten, kur didžiausias tas vartotojų kiekis, kodėl nepradėti nuo USA. Gal dėl to, kad ir psichologiškai skiriamus Atlantas ar ne. Kultūriškai galvoja, kad daugiau žino. Bet jiem net lengviau būtų ten startuoti dažnai, nei aplinkui, ir ne dėl kalbos, kurios nereikia kurti anglų kalbą ir nereikia versti iš karto daug. Tai šitą labai pastebiu ir tą produktą, marketingą labai pastebiu, kad bijo visi startuoti. Aš laiką sakau, kad mes būriuojam ar ne didžiausių mazgų greičiu per Atlantą ir tuo pačiu tenais dar ir kažką taisom ir kad dar kažką tam laivę statom. Tai visi daug kas jaučiu, kad nori pirmiau sukurti ir nedrįsta leisti, jeigu kažkas netobula. Tai svarbiausia pagrindinis to produkto ar tavo sukurtos pagrindinės savybės funkcionuotų ir visą kitą galima on degal. Bet jūs vis tiek pradžioje daugiau dirbot ant iš karto atsiperkamumo, ar ne? Kada prasidėjo jūsų toks jau brando įvaizdžio, kiti veiksmai? Tai prasidėjo nuo TV reklamos, dabar labai man sunku atsiminti, kada tai buvo. Tai 12 metų, nežinau, ar čia prieš 5 ar kiek čia pasakyti, bet tai ir buvo tie, ką minėjau, ar ne, teliko reklamos pabandymas ir buvo pirmesni žingsniai į žinomumų reklamas visas, bet kad tai pasakyti tiesą, mes iki šiol jas su tam tikrom metodologijom, kurias sukuria mūsų analitikai, skaičiuojam iki paskutinio rezultato, kiek mums kainuoja atvestas vartotojas. Tai mes vis tiek neleidžiam kaip koks Procter & Gamble ar daug kas leidžia, kur tiesiog tu meti ir tu taip nujauti arba kažkokią gražą tu paskaičiuoji, kažkokios ne. Mes vis tiek skaičiuojam, pasilikom šitą matematiką, bet jau atsirado daug dalykų, kas liečia būtent įvaizdį ar ne, susikūrimas tavo personos, kas yra pirkėjas, kaip vartotojas ar ne, daug jau tipų žmogus, kuris apibūdinimas nuo iki, kas perka to produktą, kad galėtum vėlgi tikslingiau. Tada archetipas, kuriam tu archetipę, kaip stovi kaip produktas. Nėra blogų archetipų, bet geriau išlikti savam ir nesimėtyti, kad tikrai tave atpažintų. Tai daug tokių brandų dalykų jau pasidarė tada, kai galėjom daugiau sau leisti, analizuoti, skirti analizėm tiek vartotojų, kokybiniam, kiekybiniam ir panašiai. O kalbant apie galbūt tą asmeninį brandingą, ar ne, ar jūsų įmonė turėjo kažkokias diskusijas, tai kaip čia turėtumėm dirbti su asmeniniu brandingu, kas tie žmonės turėtų būti įvaizdiniai, nes čia, žinai, tokia labai rimta diskusija, jeigu kažkas išeina iš įmonės, o tas jau, žmogus, kuris tempia įvaizdį. Ir tu kalbinai Marijų, kurį mes ir paėmėm vieną iš tų, ar ne, kuris kalba bet kur užsienio TV kanaluose, žiniuose, ar tai mes gykai tokie esame mažai, pas mus yra norinčių žmonių eterį. Ir aš esu čia šito draugų dėka. Tai yra mažai žmonių, norisi visą laiką, atrodo, daugiau yra tų, kurie nori dirbti už uždarų durų ir ten kieti, ir eteryje mes galbūt ne taip labai. Tai atsiranda tie, kurie savanoriai. Ir mes visą laiką labai džiaugiamės ir duodam jiem atskiras treniruotės, ką tik norit, mokykitės, jūs tik eikit. Ir visuomet PR skyrius man pasakytų, ieškau naujų žvaigždžių, Toma, ieškau naujų žvaigždžių. Tai jie vis ieško ir vis kažką atranda, visuomet atsiranda kažkas, kas visai gal išdrįstų ir norėtų būti ir ką tiesiog ir asmeniškai, ar ne, pamalonina. Man patiko kažkada Marina Abramovič, sakė, yra žmonių, kur tu kaifuoji nuo to, kad tu apskritai esi eteryje. Ir yra žmonių, kurie nori nusiprausti po dušu. Tai aš esu ta, kuri nori irgi nusiprausti po dušu, viešai pakalbėjus, nes atrodo vienus pakrauna tai, o kitus iškrauna kažkaip. Tai geriausia, kai tai sutampa abu norai. Aišku, viską galima ištreniruoti ir dalintis. Mano motivacija dalintis yra
paprasta, visai ne iš savo, ne iš ego, bet viena vertus visą laiką reikia mums naujų darbuotojų. Kita vertus dalinti žiniomis, aš kaip pati buvau studentė, labiausiai žavydavosi žmonėmis, kurie ir praktikai, ir dėstų, ir praktikai yra. Tai atrodo, ateina laikas, kai reikia dalintis tom žiniom. Ir vienur nueini ir tada dar 3 iš paskos ateina. Jo, labai fainai. Ir dabar pagalvojau, kaip ir panašų klausimą klausiu, bet gal dar tu turėsi, nes aš tiesiog esu nustebus, ant kiek tu čia dalini labai gerų patarimų. Gal, pavyzdžiui, jeigu tik pradėjo žmogus verslą arba veiklą, ką rekomenduotum, ką būtinai atkreipti dėmesį, ką pasidaryti, be ko jisai gali nepasiekti, pavyzdžiui, rezultatų. Tarkim, varo kokius metus laiko ir žiūri, nėra to rezultato, ką rekomenduotum keisti? Tai keisti, tai gali turbūt tik tada rekomenduoti, kai tu žinai, kas ten padaryta, žinai, arba ko trūksta. Čia tai sunku, vėlgi, man atrodo, aš apskritai sakau, kas yra tas marketingas. Tai pas mus jisai yra lygų verslo tikslas, ar ne, jeigu imti finansinį, tarkim, pinigų ar ne, pajamų sumą, kuris tu nori per metus uždirbti, tai pas mus yra lygo, ar ne. Tai baigėsi tie laikai pagaliau tiek limoje organizacijai dalyvaujant, kad jau marketingas tai yra tik apie biudžeto įsisavinimą. Tai čia yra neteisinga, man atrodo, kad tai tikrai turi koja kojan kartu žygiuoti su verslo tikslais. Ir kas čia dar galvoju? Žinai, man atrodo, gal žmonės, čia aš kalbu apie, kur trūksta verslo kompetencijų, ar ne, tarkim, daro iš širdies ir neskaičiuoja, žinai. Tai vėlgi ta pati pradžia dabar, kaip aš matau, eina visi piečuose, tai jau atrodo labai yra teisingesnė tokia, kur produktas jau sukurtas, veikiantis arba ten ankstyva stadija, kažkas naujo, tai patikrinam ar ne aplinka pasaulyje, ar jau egzistuoja, ar čia apskritai kažkas naujo yra, ar ne. Kartais daug lengviau egzistuojantį produktą paleisti, nes jau yra vartotojai. Tai paleisti iš vis kažkokį naują, kuris niekada dar neegzistavo, čia yra sudėtingiau, bet yra tokių produktų, kur gali nujaust, kad jie tikrai pakeis kaip AI'us, ar ne, kurie tikrai pasiteisins, o ne kažkaip tikrai bus kažkas blogai. Arba yra, pavyzdžiui, jau tokie turbūt kartais dali produktai, kurie jau užėmė savo kažkokią teritoriją, tai bet kokiam galvojančiam reikia tiesiog pasitikrinti, kas yra aplinkui visą makroekonomikoje. O kaip tu padedi savo stresinėse situacijose, arba kai būna, žinai, kažkas nepaeina, kaip tą suvaldai, nesakai, kad kaip ir pavyksta ganėtinai. Tai niekaip aš kažkaip nesiskiriu nuo visų žemės žmonių, turėjus ne vieną kartą kažkokių burnautų ir visą laiką mėgstu, kad ir į kokias rytinerių, ar ten psichologiją, ar sportą, ar tas pačias meditacijas, ar leadership, ar ne, turi ne tik skaityti knygas, bet turėti ir kažkokios praktikos, tai turėti tam tikrus mokytus, coacherius arba pagalbą, kas tau ne tik ką paskaitom ar ne, gal sunkiau pritaikyti, bet ir patyriminį kažkokį efektą turėti. Tai tos pačios meditacijos atėjo per jogą lankant ar ne, nes ten egzistuoja joga nidra, jau moksliškai įrodyta, kad joga nidra keičia epigenetiką ir mums tai padeda ar ne. Tai visą laiką man toks buvo tas pats ar ne, kaučas užduodavo man daugybę knygų paskaityti. Tai sportas, aš niekada viena sportuoju arba su treneriu, arba grupėse. Man visą laiką labai dera tie dalykai, kad profesionalus žmogus ir teorija šalia. Bet čia vėlgi kiekvienam turbūt pagal kiekvieną pas mus buvo žmonių, kam davėm irgi lyderystę, visus tuos, visi gali mokytis ir kas pasakys ar ne, man visiškai netinka tas kaučas, man daug geriau knygą tiesiog paskaityti ar ne, arba iš praktikos aš daug geriau jaučiuosi taip, kaip darau. Tai nėra taisyklių asmeniškai, tai tą ramybę ir vienodumą tokį gyvenimą, kad man nebereikia laukti atostogų, savaitgalių, kad aš žiauriai gerai jaučiuosi ir pirmadienį, ir ateiti į darbą mėgstu, ir savaitgalius lauks, labai džiaugiuosi, šiandien penktadienis. ir džiaugiuosi ir atostogomis, ir labai džiaugiuosi parskridus iš atostogų į namus, kažkaip vėl būnu pasiilgus namų. Tai man tą ramybę suteikia meditacijos
netgi tokie pratimai, kuriuos aš dariau kaip eksperimentą ir tuos pačius AB testus savo, kad, pavyzdžiui, 2 mėnesius dariau pratimą, 5 minutės su savim, laukti tiesiog minčių, skirti pratimui po 5 minutės 3 kartus per dieną, laukti minčių ir jeigu ateina bloga mintis, keisti ją, o kaip tu norėtum. Fainas pratimas. Jaučiausi, kad, sako žmonės, kad 21 dienos reikia įgūdžių, tai man nieko po to mėnesio galvoju, kokia čia nesąmonė. Ir gerai galvoju, užsispyrus aš su to protu turbūt nesutvarkau, reikia daryti 2 mėnesį, ar čia kažkas pasikeis ir jaučiau didelį pokytį, kad dingo galbūt pusę minčių, apskritai iš galvos tokių nereikalingų atėjo labai didelį ramybę ir nežinau, aš net atsimenu, kad man medžiai ryškesni, žinai, pasidarė kažkokie gamta, noras grįžti į gamtą labiau ir panašiai. Tai tiesiog čia yra atsikratimo minčių pratimas, tų, kurių mums nereikia, kurių yra per daug, nes mes vis laiką su savim daugiausiai ten gyvenam. Diskutuojam, paplakam, pagiriam. Tai man atrodo, kad labai tai padeda žmogui, mums nepadeda tos blogos mintys ar apie save, ar apie aplinką, jos yra visiškai nereikalingas nuodas. Tai čia buvo pratimas, kurį man pasiūlė taip. Gal tu gali pasakyti, kaip tu susidėlioji dienose tos 3 kartus? Kaip tu, žinai, yra labai sudėtinga naują įprotį įsiterpti į savo dienotvarkę, tai turi prie kažko prisirišti, ko gero, ar ne? Tai čia tai va paprastai ar sportas, ar bet koks įprotis, tai susidėliojom turbūt kiekvienas pagal savo. Aš tai naudojau tą patį savo rytą laisvą valandą, ar ne, kurią turėjau. Naudojau pietų pertraukėlę ir naudojau namie vakare, bet kada tiesiog labai, arba galima pririšti tai labai lengvai prie kažkokio mitybos plano, kad prieš maistą, po maisto, arba galima pririšti tai prie kalendoriaus ir užsidėti priminimą, daug šitų variantų galima. O gal tu atsimeni tas, nežinau, ar pasikartojančias mintis, nes dažniausiai tokiose situacijose pastebi kažkokį paterną, ar ne? Pasikartojančius kažkokius minties variantus, gal tu atsimeni, kokios tai buvo mintis, kurių tu atsikratei? Čia toks, jau lendam gilyn. Jau lendam, atrodo. Bet kas jų turėtų, čia kažkaip jokia nepaslaptis, dėl bet ko gali būti stresas, dėl ir darbinio kažkokių niuansų. Ir man tai, nežinau, jeigu kalbėti apie baimės, tai jaučiuosi neturinti niekur baimių, apart vaikų sveikatos. Ir tu sėdi darbe ir tau kilo mintis, ar mano vaikui viskas gerai. Galvoju, kas čia per nesąmonė. Tai tiesiog netgi tokiem paprastiem dalykam, nes, man atrodo, kad mes, mamos, moterys turim tą, kad būdamos vienur dar sugebi pagalvoti, kad pavalgy, nepavalgy, nuvažiavo į būrelį, nepamiršo, viskas gerai. Tai tokių visokių nereikalingo triukšmo, kuris yra triukšmas, nesvarbu, kas tai bebūtų. Ta triukšma, aišku, reikia ir identifikuoti, bet tyloj pabuvus jisai atsiranda. O dar kokių? Tai bandau, išpeš dar ką nors. Kokiu dar, aš nežinau. Nežinau, kažkada jaučiausi, kad kai mes labai stipriai augom, kad, nežinau, toksai tu nebesusitvarkai, atrodo, su kažkokiais dalykais, ar, nežinau, pajunti kažkokių savo, ar ne, nežinau, vienatvės jausmas kažkoks, kur nebūnant vienas, jautiesi vienas. Tai buvo man toksai etapas, kurį aš visiškai norėjau profesionaliai sutvarkyti. Kas yra visiškai dėl pervargimo, daugybės reikalų, savivertės, daugybė ten gali būti niuansų, dėl ko tu taip jautiesi, dėl daug dalykų, kas tau yra nauja, gyvenime nesaugumo jausmas, dar kažkas, tai visus juos, man atrodo, galim labai identifikuoti, išdirbti ir kad jaustis pilnai enough savo, kad esam pakankami. Ir tas perfekcionizmas kažkada buvęs, jisai vėlgi žmogui nepadeda, niekada nepadeda lyderiui, vadovai, nes mes nebespėsim kelišimtų žmonių turėdami kiekvieną prižiūrėti, kiekvieno darbas prižiūrėti ir panašiai. Tai man atrodo, kad tiesiog stipraus augimo momente atsiranda tų challenge'ų kiekvienam žmogui ir tokių asmeninių. Ir dažniausiai čia, nežinau, mes jeigu turim slogą, gripą, bet ką, mes tai labai matom, o jeigu viduje yra kažkas blogai, tai tiesiog kaip tyčia nėra labai lengvai pastebima, ar ne? Reikia pačiam tai identifikuoti.
O kokie dabar yra tavo iššūkiai? Toliau lėkti visais šitais tikslais, kuriuos turim, visuomet rūpi kažkaip ir žiūrėti, kur galim grąžinti tą vertę, tas labai svarbu. Toliau siektų mūsų visų tikslų ar ne darbiniam gyvenime ir asmeniniam, tai man tiesiog aš mėgaujuosi, man atrodo, jau gyvenimu. Mėgaujuosi ramybę, kurią turiu ir kas labai svarbu. Niekada negalvoju, kad ramybė yra didžiausia laimė, vidinė tokia ramybė. Tai tikslų, kalbant apie kažkokius asmeninius norus, tai daug dar jų yra, nežinau, ten ateityje turiu tokią vaikišką dar svajonę turėti savo viešbutį arba butikinių viešbučių tinklą kažkur, nežinau, pradedant kokios Italijos, kurią be protų myliu, arba tiesiog dar vis apkeliauti pasaulį, ko neapkeliavau ir galbūt grįžti į mokslus, nes visuomet svajojau apie daktaro laipsnį ir taip ir prie to niekada nebegrįžau. Tai tiesiog įkvėpia kartais žmonės, kuriuos tu matai turinčius 2 daktaro laipsnius, aš tikiu kažkaip mokslu, kad jis padeda, tai galbūt pasiryšiu dar grįžti prie mokslų. Tai kadangi pakalbėjom apie įkvepiančius žmonės, tai gal tu gali pasidalinti ar knygom, ar nežinau, ar knygos, ar kas tie žmonės. Žinok, aš tokia esu, kad mane įkvėpia tiek daug žmonių, tu mane įkvėpi. Tai mane įkvėpia tiek daug žmonių, man labai lengva, kas liečia įkvėpimą, aš jo randu visur nuo gėlės lapų iki kavos puodelio. Kalbant apie žmonės, tai daug galėčiau išvardinti. Marina Abramovič mane įkvėpia kaip savo gyvenimo keliu, ar ne, kaip stipri moteris, kuri suteikia, sakyčiau, stiprybės ir daug kitiems ar ne, žmonėms su savo gyvenimo performansais, laimėjimais ir panašiai. Suzana Wojcicki, jei neklystu pavadinimo, YouTube buvusi CEO, savo karjeros keliu ir lyderystę. Nežinau, mane ir Viktorija Beckham įkvėpė, turėdama 4 vaikus ir darydama verslą, įkvėpė artimiausi patys žmonės, mano komandos nariai mane įkvėpė, visi, tikrai ne tik aš jiems duodu, jie mane įkvėpė atgal ir kartais pritrūkstų profesinių jų srities dalių ir pasiprašau jų atgal būti mano mentoriais ir visai neseniai vėl tai padariau ir noriu daug arčiau grįžti prie duomenų ir paprašiau mūsų data analitikų vadovo pabūti mano mentorium. Tai mane įkvėpia ir patys artimiausi žmonės, mūsų co-founderiai, visi, kas aplinkui, atrodo, kad įkvėpia kartais dar labiau ir net nereikia mums labai toli ieškoti įkvėpimo. Labai fainai, labai. Nu, tikrai, apskritai, žinai, iš tavęs girdėti tiek daug pozityvo ir lengvumo ir galvoju, nu, čia tie praeitamai tikrai. Nu, žinai, tokio lengvumo požiūris, labai viską taip lengvai ir atrodo valdai tiek daug projektų. Ilgas kelias, tu nepamiršk, kad man 40 ir aš jau, žinai, 20 kelis metus mokausi ir turiu tą savybę, kad man patinka mokytis, kas man irgi labai lengva. Bet, va, ką kalbėjau apie profesionalius, tokius jau diplominius mokslus, bet aš mėgstu apskritai nuo vaikystės, skaičiuoju metus nuo rugsėjo 1, kaip ir sukausi mokykla, matyt, gavosi stiprus įgūdis. Ir kiekvienais metais kažką pasiimu naujo mokytis ir tai gali būti marketingas, lyderystė, bet kas profesinio ir gali tai būti siuvimas, dizainas, būriavimas, gali būti ir visiškai nesusijęs su darbo mokslai, bet kurie apskritai vis tiek kažkaip tos mūsų smegenys lavina ir atneša kažką gero. Aš tik noriu dar psichologija, žinai. Dar pasakyti žiūrovam, kad ir dizaino, interjero, dar į ofiso dalies, ar ne? Tai vat. Nu, čia buvo visiškai mano hobis. Papildomas hobis buvo Cyber City interjero dalis. O man kažkaip vis dar kabo toks klausimas, galvoju, kaip tu sprendi arba ruošiesi susitikimams, kai žinai, kad arba tai bus nepatogus pokalbis, arba galbūt sudėtingesnis žmogus, nes, nu, pripažinkim taip, kad ir kaip tu susitvarkęs, vis tiek yra tam tikro tipo žmonės, kurie galbūt, nu, kitaip veikia, nori apsisaugoti ir panašiai. Tai kaip tu su tuo būni? Tai
man atrodo, kad visai svarbu tai žinoti, ar ne, su kuo mes susitinkam, vis tiek mes patys pasakom kad mes susitinkam, ar ne, kiekvienas, tai apskritai žiūrint savaitės kontekste, aš dažniausiai deduosi visus išorinius sutikimus penktadieniais, tai aš žinau, kad aš turiu visą savaitę ramę, darbą su vidum ir visur sakau ne, arba sakau penktadienį, prašau. Tai taip tiesiog nesiblaškau, nes jaučiau, kad jeigu bet kada būdavo tai susidėjus, tai labai blaškausi, nes tam reikia ir pasiruošti. Nes neužtenka susitikimui mums tą valandą, reikia kažkaip pasižiūrėti, ar kas tas žmogus, ko norės, ar ateina konsultuotis, ar ateina kažką pardavinėti, koksai čia yra kontekstas. Tai tiesiog turėti komfortišką laiką savo pačiam nuspręstą, aš tai išsprendžiau su penktadieniais ir turėti laiko šiek tiek prieš tai, kad pasiruoštume. Ir kas tas žmogus, dažniausiai kažkokia turbūt susitikimo ar ne kad struktūra, bet turbūt mes žinom, dėl ko mes susitinkam, tai truputį apsišviesti ir apie tą žmogų ar projektą ir turėti ir darybinių žinių. Ką mes irgi mokslas turim viduje ir mokomės. Darybą, ne? Taip. O iš darybų gal turi kažkokį savo, kur tau padėjo? Čia aš nesu kažkaip profi, turim vieną kietą profę, kuri mus to moko. Jinai vieną iš dalykų pasakojo, kaip, aišku, vis laik yra tas prašyk 100, kad gautum 50, panašiai, tai techniniai niuansai. Ir tada tylėt, žinai, ir neprakalbėti ir paprašė 100, tikrai nesakytų, gerai 80, prašau. Bet kitas dalykas, kai jinai mus visus prajuokino mokindama mus, tai buvo, kad jinai sako, aš einu kaip į aktoriais kažkokią rolę. Tai jau esu nebe aš ar ne tuo vardu, bet kitų išgalvotų vardu ir jinai tai pasakoja, kad jinai net pasikeičia batelius, kuriuos visą laiką turi ir iššoka tiesiog į tokį aktorinį vaidmenį, kas yra ir viešam kalbėjime, žinau, kaip vienas iš tokių siūlomų kartais momentų, kad tu tarsi esi toks aktorius ir paskui jau po tos valandos tu vėl grįžti į save. Ir tave daug niuansų, kuriuo tikrai nesu jau didžiausia profesionalė, tai tie įgūdžiai yra, bet nelinkus čia būčiau patart kažką. Dar žinai, ką aš norėjau paklausti, bet nušokau, nes labai taip flow gavosi, kad užkibo mintis, bet tikrai man kabėjo mintis, kad man dar ir knygos yra įdomu tavo rekomendacijos, nes aš kaip suprantu, kad tu visai mėgsti skaityti. Gal tau kyla iš karto jutimiškai, kas tau labai taip. Gal tokias paskutinės pavardinsiu, nes vien tik knygose man labai patinka skaityti visų pirma, nuo to pradėkim ir bet ką skaityti. Nuo romanų, atsipalaidavimai, aš noriu lengvų romanų, kol atostogauju, nenoriu ten vežtis rimtos literatūros. Vienu metu aš skaitau kokias 5 knygas ir tai gali būti audiobukai ir knyga popierinė. Ir kažkada mama sakydavo, ką pradėjai, tą pabaigti, tai šitą mečiau ir skaitau vienu metu kelias knygas ir skirtingo turinio ir nuo to mėgaujuosi. O būna, kad neperskaitai knygas? Būna. Ir man atrodo, kad jeigu 150 puslapių mes dar vis kažko tenais neradom ir reikia nusimtą sąžinės graužatį ir palikti. Mane truputį vis tiek graužia, nes taip mama mokino, kad reikia pabaigti. Man tai atrodo, kad aš labai dažnai iš pusę knygos jau gaunu savo atsakymą, kurio ieškojau toj knygoje ir man nebereikia. Nes aš tik norėjau... Tai knygos linkusios mokinti tau kažkokį įgūdį, ar ne, jos ir yra tas pats per tą patį keli šimtai puslapių, ar ne, tai jautiesi, kad gana, tai tu tarsi nušoki, nusprintinį. Tai aš čia tikrai sutinku, o pačios knygos, nežinau, paskutinės išvardinti, Dispenzos visas knygas perskaičiau, kas vėlgi ten yra apie meditacijas, savigydą ir panašiai. Eckhart Tolle esu perskaičius knygas apie būdabarties momentą, ar ne. Kažkai dar visai faina buvo knyga, kurią gavau dovanų gimtadienio proga. Grybo sapnas, mūsų lietuvių autorės. Taip, ją kalbinsiu. Taip, tai, žodžiu, kuo jinai man nerealiai patiko ir sužavėjo, kad ten yra tokių ateities spėjimų, kas man labai labai patiko, galvoju, o geras, kaip fainai. Kaip atrodys galbūt pasaulis, ar ne, kad ten visi važinėsim su vienodais mažais ekoautomobiliukais, arba vienodai rengsimės, arba negalima bus rūbų keisti, kol tu neįrodysi, kad jie tikrai nesuplyšia,
nieks iš marių neleis tau žvejot, bus atskirai auginami maistas. Nėra jokios plastiko, kurį tam tikra bakterija sunaikino visam pasaulyje. Tai dabar apsidarykim ir pagalvokim, kad niekur nebeliko plastiko, nes tai kažkokia... Būtų keista. Kažkoks grybas jį sunaikino. Tai ir tarkim, kad dronais atskraidomas maistas ir tau reikia palikti stiklinius indus, ar ne, kad tau būtų įpilamas gėrimas, kurį tu užsisakai ir panašiai. Tai toks wow ir atrodo wow ir kad apskritai kiekvienas turi dirbti ateities darbą, kuris neštų ir kažkokią vertę pasauliui, o jeigu neneša, tai, žinai, jeigu tu kuri interjerą arba namus tik verslai, tai, truputį esi blogis. Tai va, ir kaip reaguoti į tokią situaciją, kaip tu reaguoti? Ar čia gerai ir blogai? Aš šitą knygą ir dabar turiu perskaityti. Ne, aš ją skaitysiu. Labai įdomu. Labai laukiu. Ir kalbant apie knygas, tai aš dabar kokias skaitysiu knygas šiais metais, tai yra nerealu, nes paprašiau draugų gimtadienių progą nieko man nedovanota part knygą, kurią... Tu išsirinkai pati? Ne, jie man padovanojo, žodžiu, keliasdešimt žmonių man padovanojo po knygą, kuri jų manimo aš turėčiau perskaityti. Tai reiškia, kad tai ne kažkoks taikymas į mano skonį, bet yra jų skonis. Tai aš dabar skaitau tas jų knygas padovanotas, ko net nesirinkčiau ten galbūt. Ir yra ten įdomu nuo istorijos iki labai labai senos knygos apie spalvas, istorijų. Žodžiu, yra daugybė crazy knygų nuo mados iki fantastinės literatūros, romanų, daugybė knygų. Tai mūsų rėmėjas Tele2 verslui turi tau klausimą. Kokie tavo yra mėgstamiausi ir nemėgstamiausi bendravimo kanalai? Tiek komandai, tiek namie, tiek su šeima, visur kur. Tai aš dar visą esu ta, kuri, man atrodo, suprantu abi kartas ir naują, jauną, ir dukrai dėkinga, kad suprantu, ir dar savo kartą, ir tėvų kartą dar gerai suprantu. Tai aš vis dar esu ta, kuri keliu ragelį ir skambinu. Tai ar ne, tuo pačiu ryšiu rėmėjo ir džiaugiuosi šituo, bet jau matau, kuo toliau, tuo labiau, ar ne, nebūtinai kiti nori keltą ragelį. Tai tenka naudoti ir kitus komunikacijos kanalus, kaip Slackas, ar ne, tai ir mūsų darbinė priemonė, ar tiesiog kažkokie kanalai susirašinėjimų, kad ir kokie jie bebūtų, social medijos ar panašiai, naudojant, ten su vienais tu kalbi dėl darbų, su kitais kalbi dėl asmeninių dalykų, su mama, tečiu, sese. Tai SMS-ai kažkaip gal, kai reikia kažką atsiųsti, kad šiuo metu esu susitikime, paskambinsiu vėliau. Bet dar tikrai esu bendraujantis žmogus ir, aišku, interneto ryšio tada visi irgi kanalai, kurie tik egzistuoja, daug tų appsų, aš esu daugybės appsų vartotoja. Tai kartais priklauso, tu naudoji konkretų appsą arba įrankį dėl to, kad kita pusė nenaudoja kitų ar ne, vieni naudoja ten Messenger, LinkedIn, tą patį Slack ar kažką ir tau reikia prisitaikyti. O kaip e-mailas taip pat. Su vaikais daugiausia bendrauji? Su vaikais kažkaip per WhatsAppą, kartais galvoju labai retai, bet būna dar ir per žinutės, o kartais dukrai parašau per visus kanalus, kad tik nuo manęs rastų. Dažnai galvoju, tai tas įdomus, kad jūs pradėjote ir investuoti į kitus projektus. Čia galėčiau vardinti dar eilę, žinai, su kuo jūs irgi dirbate ir kažkaip, tai kaip va šitas atsirado pas jūs? Tai nėra čia mano ta ir dabartinės atsakomybės, bet tikrai kaip atsirado, tai kartais patys ar ne kažką norim papildomų sukurti, o kartais ateina atitinkami žmonės, kurie nori, kad mes investuotumėm, pristato kažkokį savo produktą, jeigu ten randam kažkokių abipusiai ar ne tik, kad verčių, bet ir noro kartu eiti ir dirbti. Bet mes nesam toks aktyvus akceleratorius, kuris akceleruotumėm, bet išsigrynom naują tokią strategiją, kur
dirbsim su tuo, bet kaip ateina paprastai Lietuva vėlgi, ar nedidelė šalis, tai visa unicorn bendruomenė, visa ekosistema, visi kaimynai, draugai pažįstami ir pas kažką vis ateina kažkas ir nuostabu tame netvarkė gyventi, kažkas turi gerų idėjų, galima jungtis ir kartu kurt kažką gero. Ir dar jaučiu fainų žmonių yra aplinkui. Tai geri žmonės pritraukia geri žmonės. Jo, taip. Tai gal pabaigai, gal tu turi kažkokią, čia aišku, sunkesnė užduotis, kažkokį patarimą žiūrovam. Nežinau, kyla kažkokia mintis. Aš galvoju, kad šiaip sunkus tais patarimais, nes niekam tų patarimų nereikia, kol mūsų niekas nepaklausia. Labai jo, patariu. Tai aš pastaruoju metu tai tikrai stengiuosi kartais net, nes lengva save įmesti į tą patarėjos būseną, jeigu kažką jau mentorinį, kartais automatizavimas toks atsiranda, kad tu matai jau kažką, kaip galėtų geriau būti ir norėtum patarti. Tai, bet nesu už tai, o nežinau, paprastas gal gyvenimiškas, kad daryti ir veikti tai, kas nesijaučia kaip, kad tu veiki ir darai, ar ne, jo, kažkokia kančia. Tai tiesiog daryti tai, ko mes tikim, kas patinka. Nebūtinai ankstyvoje stadijoje mes nieko nepamatuosim, vis tiek tu eini iš noro jausmų nuojautos, kad tu nori kažką daryti, kito nei darai, kaip tu padarai. Tai man atrodo, kad tada akys žydi ir tu nejauti to laiko, nejauti svorio ir kažkokio, žinai, mėgaujasi. Savirealizacija, manau, kai mes darom tai, kas mums patinka, žinai, dauginasi tie dalykai paskui. Taip. Ir atsiranda, gal teisingiau ir suvokti, kad nereikia mums matyti to galutinio tikslo, mėgautis tiesiog procesu, kartais norėdami matyti tą galutinį tikslą įsivarom daug savo baimių, tai kažkaip, nežinau, mėgautis tuo, ko nori vidų, širdis, siela, kas jau čia kaip kam pagal filosofiją kiekvieno. Žinai, aš gal dar noriu irgi žiūrovui pasakyti apie tai, kad net ir darant tai, kas labai patinka, negalvokit, kad nebus sunkumų arba kad nebus iššūkių. Nes, oi, tikrai, kad nebus tos rutinos. Kad nebus rutinos, nes yra darbų, kur nelabai mėgstu, bet žinau prasme ir tiesiog yra toksai kitas judėjimas, nes tu matai, dėl ko tą darai ir tas drivas kitas yra. Tai vis laiką atsiras, kad norėsim kažką ir atidėlioti, nors aš linkusi, tai ką noriu atidėlioti, pirmiausia padaryti, tada lieka visas likęs laisvas laikas mėgautis. Jo. Tai tu taip ir atidėliojimą sprendi? Taip, aš sprendžiu, kad iš karto jį padarau pirmiausia pirmadienį, tai kas, pirmadienį susiplanuoji, tai identifikuoji, kas yra tie dalykai, kuriuos nustatinėjai, ne? Ir juos tiesiog padarai pirmiausia, tada daugiau lieka laiko mėgautis. Geras. Tai ačiū tau ir norėjau gal prie to pasakyti, kad, žinai, gali būti ir sunku darant tai, ką mėgsti ir tų iššūkių gali būti, bet man labai patiko tavo tas pratimas minčių, kad atsikratyti nereikalingų minčių, nes man atrodo, aš ir tame etape, kada žymiai mažiau reaguoju dalykus, kurie man nepatinka, mažiau jautriai reaguoju ir tai nėra, žinai, apie tai, kad man nerūpi, bet tiesiog aš žymiai daugiau energijos turiu daryti tai, kas įdomu ir tom gerom mintim, ne tom blogom. Nors vienu etapu tai vien man, žinai, buvo ant tų blogų kažkaip. Tai sakau, nepasiduokais. Šitą pratimą tokių momentų aš prisiminsiu. Reikės bandyti. Tai ačiū labai tau. Ir aš tau gėlių.